Kas yra meilė? Atrodo, visi žinome atsakymą. Apie meilę dainuojama, apie meilę kuriami filmai, apie meilę prirašyta tūkstančiai knygų. Bet jeigu dabar tavęs paklausčiau, kas yra meilė, ar sugebėtum atsakyti vienu sakiniu? Dauguma atsakytų, kad tai yra jausmas. Ir štai čia prasideda problema. Jaučiu, vadinasi myliu. Nejaučiu, vadinasi nebemyliu. Jeigu meilė tik jausmas, tai tuomet negalėtume jos pasirinkti. Jeigu meilė tik jausmas, tai kodėl santuokoje žadama mylėti, kol mirtis mus išskirs? Juk jausmų negalime kontroliuoti. Jie ateina ir praeina. Dar daugiau, Jėzus liepia, mylėkite savo priešus. Palaukite, kaip galima įsakyti jausmą? Negalima. Vadinasi, Dievas kalba apie visai kitokią meilę. Čia mums į pagalbą ateina senovės graikai. Mes turime vieną žodį – meilė. Graikai turėjo 4. Eros, tai yra romantinė arba aistringa meilė. Filija, tai yra draugų meilė. Storgė, tai yra šeimos narių, tėvų ir vaikų meilė. Ir agapė, meilė, kuri dovanoja save, kuri siekia kito žmogaus gėrio, net tada, kai tai kainuoja. Todėl mes dažnai painiojame įsimylėjimą su meile, bet tai nėra tas pats. Įsivaizduokime, mama keliasi 3 valandą nakties prie sergančio vaiko. Ar todėl, kad jai malonu? Ne. Ji keliasi, nes myli. Ugniagesys bėga į degantį namą. Ar todėl, kad nebijotų? Ne. Jis rizikuoja savo gyvybę, kad išgelbėtų kitą. Ir tai yra meilė. Vyras slaugo Alzheimeriu sergančią savo žmoną. Ji jo jau nebeatpažįsta. Negali jam padėkoti, kartais nesupranta, kas jis toks. Kodėl jis lieka? Ar todėl, kad rytais jaustų kažkokią romantišką meilę? Ne. Jis lieka, nes jo meilė tapo ištikimu apsisprendimu. Ir būtent čia, ko gero, meilė yra gražiausia. Krikščionybė nesako, kad meilė yra tik emocija. Jis sako, kad meilė yra sąmoningas apsisprendimas siekti kito žmogaus gėrio. Taip, jausmai yra gražūs ir svarbus, bet tai nėra meilės pagrindas. Jeigu tai būtų, tai tikra meilė baigtųsi tą dieną, kai baigėsi stiprus jausmai. Tik nesusidarykite klaidingo įspūdžio. Išgirdus visą tai gali atrodyti, kad krikščionybė atmeta jausmus. Visai ne. Popiežius Benediktas XVI sako, kad agapė ir eros nėra priešai. Įsimylėjimas nėra blogis. Priešingai, tai gali būti graži meilės pradžia. Tačiau tikra meilė niekados to nesibaigia. Ji bręsta. Iš traukos į dovanojimą, iš jausmų į ištikimybę. Jausmai gali būti meilės pradžia, tačiau jie niekados nebus visas meilės turinys. Dabar pažvelkime vieną garsiausių tekstų apie meilę. Apaštalas Paulius rašo: meilė kantri, meilė maloninga, nepavydi, neieško savo naudos, visa pakelia, meilė niekada nesibaigia. Daugelis galvoja, kad tai yra idealios meilės aprašymas. Bet o kas jeigu čia aprašoma ne meilė, o Jėzus? Pabandykime. Jėzus kantrus, Jėzus maloningas, Jėzus nepavydus, Jėzus neieško savo naudos, Jėzus visą pakelia, Jėzus niekada nesibaigia. Staiga supranti, kad himnas meiliai nėra tik tai meilės aprašymas, apibrėžimas. Tai yra Kristaus portretas. Todėl krikščionybė nesako, kad Dievas tiesiog myli. Jis sako kai ką daug drąsesnio. Dievas yra meilė. Ir jeigu nori sužinoti, kas iš tiesų yra meilė, žiūrėk ne tik į savo jausmus, žiūrėk ne romantinius filmus, žiūrėk į Kristų. Jis nėra tik meilės mokytojas. Jis yra meilė, kuri tapo žmogumi ir kviečia mus mylėti taip, kaip jis mylėjo. Galbūt dėl to šventasis Augustinas yra pasakęs vieną drąsiausių frazių krikščionybės istorijoje: mylėk ir daryk, ką nori. Ką tiksliai jis turėjo omenyje, apie tai jau kitame epizode. Taigi, meilė nėra tai, ką pirmiausia jauti. Meilė yra sąmoningas apsisprendimas siekti kito asmens gėrio. Čia buvo Šventas reikalas ir aš kunigas Gabrielius Satkauskas. Iki susimatymo.